judas, nulio ertmė, tunelis kiaurai, uola, nuliui, judui, nulis yra tik skaičius ant kilometražo stulpelio, greitkelį link perdėm ryškiai apšviestos laiko skerdyklos. Kęstutis Navakas. Ai, kaip čia man atsibodo laukti tų skaitymų. Jau norėjau neskaityti, bet labai saldai nenorisi. Tai tokius nerimtus daiktus paskaitysiu, nes esu nerimtas. Vieną vakarą nebuvo kas veikti, pasiėmiau poezijos pavasarį ir prisirankėjau visokių citatų iš kolegų kūrybos, kurias visaip ten iškomentavau ir iš ko neveikiau savo tolesniuose viražuose. Pavyzdžiui, Dainius Dirgėla parašė tokį sakinį. Takvai francūz, antakį kelia Parulskis. Tekstas ir vadinasi francūz. Eina Parulskis iš Bizė operos Karmen ir eidamas krapšto galvą. Susitinka pėveliai Kipro Petrausko stovylą. Negerai, galvoja Parulskis. Visai negerai. Tu kas? Klausia Parulskis. Stovyla stovi ir tyli. Takvai francūz, antakį kelia Parulskis. Stovyla tyli, Parulskis eina toliau. Toliau susitinka Vinco Kudirko stovyla. Vaikto, klausia Parulskis. Stovyla stovi ir tyli. Francūz, galvoja Parulskis ir eina toliau. Prie pašto sutinka Kunčių. Vaikto, klausia Parulskis. Ja, francūz, sako Kunčius. A kak zavut, kelia antakį Parulskis. Cabernet Sauvignon, sako Kunčius. Abu stovi prie pašto ir tyli. Paštas irgi tyli. Uždarytas tas paštas. Plokite, galite. Vytautas Stankus parašė ten tokias eilutes. Mano namai supasi, mano namai supasi, mano namai. Mano tekstas vadinasi Jūros liga. Sakiau, kad neateitų, atėjo visi. Sakiau, man nepilkit, pylė visko daug. Mano namai supasi, mano namai. Žaizdas man atverkit, aš skaudėsiu jums. Į stulpą mane kelkit, nes aš jau šviečiu. Mano namai supasi, Iškelkit mane iš stulpo. Du kartus. Drąsusis poetas Julius Kelleras parašė taip. Sėdmenų savo kalba pasakok man apie medvėgalį. Mano tekstas vadinasi Kuo nori, tuo ir pasakok. Tai dabar ir pasakok man apie kalnus. Nekreip dėmesio, kad burną užklijavau. Kol atsiklijuosi, kuo nori, tuo ir pasakok. Krūtims, trinoms, peneliais, geriausia sėdmenim. Tik atsistok nuo kėdės, kad geriau girdėtus. Ir pasakok apie medvėgalius, šatrijas, fudziemas. Ak, gražiai tu pasakoji, kaip man klausytis patinka. Tik nesuprantu, apie ką tari neįtin aiškiai. Dusli tavo sėdmenų kalba, sakiniai nerišlūs. Tarsi jurtos užgriūtas kalbėtų mongolas totorius. Apie ką tu ten pasakoji, apie medvėgalį ar fudziamą? Niekaip nesuprantu, gal nepakankamai atsistojai. Einu iš arčiau paklausysiu, gal vėjas žodžius išnešioja. Bet gerai, kad įstengi net užklijuotą burną. Va, priglaudžiau ausį, išsyk ko puikiausiai girdis. Taip tikintieji klausydavos Vatikano radijo. Pasakok apie kalnus,
kol abudu žandai pavargs. Pati tu mano kalnai, aš tavų sėdmenų alpinistas. Eugenijus Ališanka rašo taip. Purškiu, laistau, spjaudau, kapoju, ketvirčiuoju, plėšau, užkasu ir atkasu, laidoju ir ekshumuoju. Mano tekstas vadinasi Skelbiu LT. Perku, parduodu, mainau, kloju grindis, kabinu lubas, skalbiu, lyginu, krakmoliju, šulinius išsemiu, žlugtą vėlėju, arklius kaustau, karves melžiu, atrišu šunis nuo budų, mobilius nuo omnitelio, turiu žibalo, denaturato, profiterolių, sofą, stalą, spintą, 7 kojines, turiu labai didelį, nesakysiu ką, būna į užkasu, būna vėl atkasu, skutu bulves, lupu kiaušinius, skaitau Šekspyrą, groju liutnę, kloju trinkeles, oblioju, oboliauju, savivaliauju, vaikams vaidinu dramblį, suaugusiems rečiau, damoms padedu apsirengti ir ar nusirengti, rašydamas eilės purškiu ir spjaudau, įkvepiu miglą, iškvepiu ugnį, kvepiu paparčiais, ieškokit manęs joninių naktį, jų žiedais aš pražysiu. Na ir paskutinis tekstas, kadangi Benas čia sėdi ir į mane nežiūri, tai tuoj pažiūrės. Benas Januševičius parašė netgi taip. Galima padaryti, kad veidas rioksotų kaip plyta, užpakalis spindėtų kaip veidrodis. Bet ar jums tikrai šito reikia? Na, toks tekstas vadinasi Mutabor. Galima jūs iškirpti iš kartono, o galima iš Lietuvos ryto. Galima jums priklijuoti ūsus, galima barkodą. Galima jums pabelsti ir paklausti, ar galima. Jūs sakytumėt galima, tai užeičiau. Arba neičiau, nes ir neiti galima. Šiaip užeičiau, bet ar jums tikrai šito reikia? Nes jei užeičiau, o jums šito nereikia, tai geriau sakykit negalima. Nes va jūs sakot galima, aš užeinu ir negerai. Geriau būtumėt sakęs negalima, tai nebūčiau užėjęs. O dabar užėjau, jūsų užpakalis spindi kaip veidrodis. Tai ką, man prieš jį šukuotis?